Kiekvieną dieną mes sėdėm socialiniuose tinkluose ir kas antra, trečia reklama eina apie pensijas, apie pensijų išsiėmimą ir ką daryti su tom antros pakopos pensijos pinigais. Taip, ir vieni perka naują skalbyklę, kiti perka telefoną, treti investuoja ir viena iš investicinių galimybių yra į nekilnojamą turtą. Jeigu mes perėsim kelius segmentus, vienas iš segmentų yra butai, ką galima pasiūlyti, šiandien kelis turim variantus. Vienas variantas Kėdainiuose, suremontuotas butas 26 000 eurų. Taip, 26 000, vieno kambario su balkonu, normalus daugiabutis, ne bendrabutis, jokių bendrų patalpų jame nėra. Ir yra sanmazgas ir apstatyta naujais baldais ir buitinė technika. Šitą butą jūs nusipirkę galite užnuomot pagal Kėdainių rinką apie 250-300 eurų už nuomą kas mėnesį. Jei jūs dar norit spėti nusipirkti kažkurį tai iš objekto ir teisingai investuoti savo pensijos pinigus į ateitį, skambinkit, mes jums padėsim ir padėsim investuoti teisingai. Ačiū.